Liūdna žiūrėti, kaip Lietuvos politikai degraduoja greičiau negu Lietuvos valstybė. Bliam, tai atrodo, kad šitie socdemai jau tokią turi patirtį, tokie seni komunistai. Ir taip durnai juos kaip mažus vaikus išmaudė. Tapme jų rankom konservatoriai priėmė naujus mokesčius. Tai irgi biški nedalaukia, dar reikia biški palaukti, priimti šituos gėjų ir anų galų visokias santokos ir po to socdemus pasiūsti machren. Zmlembiškai, premjeras, paimgi, Brazausko turi savo partijoje pavyzdžių, Brazauskas. Taigi tas, ką nori, darydavo. Jam kaip nuo žąsies vanduo. Tai jūs tokia kaip vyras, taip, klydau. A jūs dabar tipo maždaug tas Seimo narys, kuris šventas ir tikrai viską padarė ir neturi jokių griehų, tegu pirmas stojasi ir meta man akmenį. Garantuoju, nei vienas Seimo narys neatsistotų. Tegu tas buvęs ministras, kuris buvo šventas ir neturi uždušęs jokių griehų, tegu pirmas stoja ir meta į mane akmenį. Neatsistotų nei vienas. Ir visi užtiltų. Atrodo elementarūs dalykai. Iš esmės, socdemai, gal tai nebūdai pešasi, aš nežinau, nesigaudau, bet bent jau premjeras savo spaudos atstovus ir savo pieršikus turėtų nachrin, kaip sakant, ištremti į Sibirą už tokį darbą. Ir plus 3-5 metus partija prie valdžios. Tai vis tiek būna šonė. Ir nesurinkt kompromato prie savo priešininkus. Tai nachrin jūs einat valdžion. Jeigu jūs neturit jokio kompromato, jau tu būdamas premjeras, negali iš spec tarnybų gauti kažkokio tai kompromato savo priešam, o kompromato va tiek yra, tai nachrin tu eini į premjerus, man paaiškinkit tada. Gal tada geriau pasitrauk ir užleis normaliem, aršesniem, gudresniem, didesniem aferistam, nes kito kelio nėra. Arba tu eini valdžion ir ten kaunasi, taip kaip priklauso, arba nachrin eini. Vis dėlto konservatoriai parodė, kad jie Lietuvoje yra geriausia valdo situacija. Galbūt ten už jų užnai stovi kokie nors amerikiečiai, pjerčiai, pinigai, valdžia, dar kas nors. Bet jie gražuoliai. Jie svetimom rankom padarė tą, ką reikia. Dabar socdemai, visi žemaitaičiai, ten tokie visos aušros maurai padarė savo darbą, eikit lauk. Kaip šitą aušą tą išmaudė, tai išvis, nesuprantu. Kam jie dabar vėl verčiasi į tą valdžią, nesuprantu. Ir vėl normaliai konservai valdys Lietuvą. Šaunuoliai. Manau, tik už juos vertėtų ir balsuoti. Ką aš ir minėjau, dar, kada aš po Madagaskarą važinėjau ir rašinėjau video prieš visus rinkimus. Už ką reiks balsuoti? Balsuoti reikia už senuosius. Tie normaliai, aiškiai plėšia Vokietija plėkšikauja Lietuvoje, Lietuvą žudo, nes naujieji atėję net nesugeba išbūti normaliai valdžioj ir tik jų rankom padaro dar kitus baisesnius Lietuvai dalykus. Jeigu būtų konservatoriai, jaučiu nebūtų vedę naujų mokesčių. Jie netokie durni yra. Atrado durnelius, davė jiem įvesti naujus mokesčius, o po to manau, kad juos patrauks. Ir jie darys tą, ką reikia konservatoriam. Ir liūdna, ir linksma vienu metu. Ir viskas, bent jau man yra aišku, kad vis dėlto Lietuva kaip valstybė nebeegzistuoja. Nes netgi valdžion negali ateiti žmonės, kurie mokėtų valdyti. Kai dėl tokių šūdnekių juos murdo purvų, veidų iššūdus ir jie nieko padaryti negali, tai nachrin toks reikalingas premjeras, kuris nei kiaušų neturi, nei kumščių nieko. Ką jis gali padaryti? Realiai nieko. Netgi ta, kur be kiaušių buvo, ir tai buvo kietesnė. Pasie kiaušiai buvo kietesni negu šitie su kiaušiais. Toks jau gyvenimas, toks jau likimas, tokie jau turim šalį ir tokius turim politikus. Taip pat manau, sveiki sulaukę naujos konservatorių valdžios. Tik tai yra klausimas kada. Ar bus papildomi, ar bus nauji Seimo rinkimai, ar kažkaip tai jie sugebės ateiti į valdžią, gal duos socdemam toliau, mes čia jums išsaugom, bet jūs turi priimti partnerystės įstatymą, kai nors dar šūdiną įstatymą, visą šūdą priimti ir po to socdemus vėl nubuksuos nuo viršaus ir patys atsisės.
Faina, gražu žiūrėti, nu, negi tokie tupi ir arba aš kažko nesuprantu. Gal nežinau pavadinimų tų visų dalykų, kas ten su kuo kaunas, aš šiaip tai, nes tose visose asmenybėse nesigaudau Lietuvoje, bet yra bendra valdžios logika. Eini valdžion, pasiruošk žudyti, perkasti gerklę, regzti intrigas, rinkti informaciją ir kai reikia bučiuoti, lažyti užpakalius. A kai reikia, tuos užpakalius daužyti, spardyti. Tokia jau valdžios yra taisyklė. Taip pat, mėlyjeji, džiugu žiūrėti, kaip mes toliau degraduojam. Dėka mūsų pačių visų. O patys darykite išvadas. Kartu degraduojat su valstybe, su Lietuvos tauta, ar kažką tai darot, kad pakeisti savo gyvenimą. Bet kokiu atveju, žinot, kad jūs esat nuostabus. Kai kas ant tų laurų užmigs ir dais iki savo išdybės, o kai kas supras, kad jis nuostabus ir kad būti nuostabiam kažką reikia šitam gyvenimą padaryti. O tam yra ir projektas. Norai pildosi. Pratingi žmonės eina ten, daro technikas ir eina į priekį. Ir kaip tik renku informaciją. Kaip tatuiruotės, a Lietuvoje tatuiruotės yra naujas virusas, nauja pandemija, ypatingai moteriškos lyties, nežinau, gal jos net visais moterimis, totaliai tatuiruotos, kaip kokie kriminaliniai nusikaltėliai. Tai čia fignia, bet mūsų organizmas kaip žudo, jūs apie tai net nežinot. O aš apie tai renku informaciją ir greičiausiai sekantis video norai pildosi bus, kaip tatuiruotės fiziškai mus žudo iš vidaus. Bet čia jau kita dainelė ir kito kanalo.